Aš taip, tarp kitko, tai aš pirmą kartą žiemą čia puoliu. Nu, už tai ir neapsirengęs. Ne, už tai patyrimo nėra, o teisingai Kitą sakai. kartą jau atvažiuosiu kitaip. Tokią kepurę galiu duoti. Aš turiu kepurę A, kišenį, gerai. Nes man bet aš labai su kepurė blogai atrodau, tai žinai. O Jėzus, o Jėzus. Tas daikčiukas tavo dešiniai ranko turėtų apšildyti Jo, sveiki. į sveikatą pat. Iškėja jau pas mus irgi. Žinai. labai fainai. Kaime kelis namų Augustas šalia pasistatęs atvažiuoja su šeimim viskas. Man jau kojos trepsi. Rima, palauk, kol vaikai nepaskambins. Aš jau trepsiu, kad nueit pas vaikus. Nereikia lipti ant galvos vaikams. Diduk, mes buvom pas tave šiais metais, ar ne? Žiūrėk, skleroznikai nebuvo. Tu tai buvai išvažiavus, ką tu žinai? Birželį nuo birželio pradžios iki rugsėjo tupėjau namuose galo. Visą vasarą. Viskas, kauniečius aplankysim 2 kartus į metus dabar. Jo. Jie prisižadėjo pas mus Ne, tai atvažiuoti šiais metais. jie važiuoja į Kauną šitą tai dažnai, šitą ten. Nu, aš jau nepasakosiu apie žmonos problemas. Bet kai nėra žmonos, tai pasinaudoji progą. Tuoj pat ir tikti prie naujų vyrų. Apsikutojus. Nu jo. Įvairių rakusų. Atsargiai. Eik tu pakeltų, jisai serga, jis dabar jis ten Nieko tokio. Tai baseiną pastatė. ginsia keltis. Pavyko, reiškia. Net kad gėdintis. Kad klausyk. Ne. Jo, žinai, kad aš geresnio Nemokėdavau, tada vežiokis, sako, kaudra, mašina, šampano, butelį mažą, kur reikėjo fotografai. Galima buvo tokių, kad kartais nepaimsi. Jeigu tau tinka, Paslaugus. Tu Vilniaus alytiškių, tai gal reikia su žmonom pradėti organizuoti? Labai smagu, mes pareitumėm. Nu, rimtai. Ne, ten besūkų, ten paprastai. Bet tiesiog po blevizgo pasėdėti.